Kieme žaisdavau vienodą tiek krepšinį, tiek futbolą, ten tiek bėgiodavom, gaudydam vienas kitą. Norėjau žaisti krepšinį iš tikrųjų iš pradžių, bet kadangi nesu labai aukšta, tai taip likimas lėmė, kad paskui pasidariau futbolą. Nors tiesą sakant, dar prieš tai šokau 6 metus. Tai vat prie to būtent galima grįžti. Kodėl šokiai, 6 metai šokiuose ir paskui bats futbolas? Kaip taip gavosi, kad toksai didelis šuolis iš esmės visiškai skirtingose sferose? Šokant pramoginius šokius irgi labai gerai sekėsi, kol partneris nesusilaužė kojas. Ir kadangi vaikinų trūkumas laiką būna šokiuose nebebuvo partnerių, tai teko pakeisti šokius į futbolą. Ne jūs sulaužėt koją? Ne, dėja ne aš. Geras buvo berniukas, nebuvo verta laužyti. Dauguma merginų, kurie žaidžia futbolą, jas tiek aikštelė ateina pasipuošusios su nagais, su manikiūru, pedikiūru, su makiažu, pasidažiusios. Tiek po varžybų, po treniruočių išeina su suknelėm, dailiai pasidabinusios. Netgi dabar, kiek atėjom, čia kavinė sakė irgi, kad visai nepanašiai futbolistė, kad kažkas šiandien netaip turbūt apgaudinėjo. Mergina baigusi politikos mokslus darbą Lietuvos futbolo federacijoje iškeitė į darbą vieno prekybos centrų tinklo komercijos sektoriuje. Paklausite, ką bendro turi politika, futbolas ir komercija? Turbūt nieko, tačiau žingeidi mergina trokšta išbandyti viską. Aš visada juokauju, kad Lietuvos prezidentė galima patekti sulaukus 45 metų. Turiu dar 21 metus ir daugiau prie savo akis, reikia iki to laiko išbandyti viską. Tenai imti pačią viršų ir kandidatuoti prezidentus. Futbolo federacijoje ir dar dabar dirbu. Tai daugiau moterų asociacijų, moterų futbolo. Dirbu su spauda, su užsieniu, su kitom federacijom. Ir taip pat licencijavimo skyriui, licencijavimo apeliaciniam departamente. Už biuro ir futbolo aikštės ribų futbolininkė išlieka žaisminga ir aktyvi. Laisvalaikiu Justina mėgsta pašėlti su draugais, išbandyti įvairias ekstremalias pramogas ir nenustygsta vietoje. Laisvalaikiu su draugais labai aktyvi, išdykusi, padūkusi, kai kurie sako, kad huliganka. Aktyvi, energinga, besišypsanti. Iš pomėgų būtų galima išskirti draugus, kai kados mėgstu paskaityti, kai laiko yra filmą, pasižiūrėti, pakeliauti. Keliauti iš tikrųjų didelė mano aistra. Keliauju kur nors praktiškai kiekvieną savaitgalį. Kartais kažkur tai Lietuvoje, kažkur tai užsienį. Taip pat patinka aktyvus poilsis, bet kokia sportinė veikla. Pavyzdžiui, mielai su draugėm nueinam į baseiną, sporto klubą, pažaidžiam skvošą, pažaidžiam krepšinį, pažaidžiam tinklinį, pažaidžiam biliardą, pažaidžiam boulingą. Su man nėra jokių apribojimų. Ir patinka aktyvi veikla tokia, kuri galbūt yra netradicinė. Pavyzdžiui, turim minčių šok su parašiutu, turim minčių būriuoti, turim idėjų norų pajodinėti, kartais vėl aplankyti šaudyklą, pašaudyti iš šautuvo. Taip pat turim minčių padalyvauti kokiuose konkursuose. Pavyzdžiui, visai neseniai dalyvavom projekte Šok su žvaigžde. Šok su manimi atrankoj. Ten, kur smagu, ten ir mes. Ten ir aš su draugais. Šiuo metu sportininkė pasirašė sutartį su Baltarusijos Voronovo Viktorijos klubu ir pirmą kartą ragaus legionierės duonos. Na, ateityje Justiną Lavrinovaitę galime išvysti ir prezidentės poste. Nejau teisėjai už negrubias pražangas.